Parodysiu jums beprotiškai gražų, nuostabų gamtos dalyką. Pasižiūrėkite į šį stebuklą. Labai ilgai svarsčiau ir norėjau jį pasilikti sau, bet turiu labai panašų. Vau, va čia tai grožis, va čia tai įspūdingas gamtos kūrinys. Ir va štai toks tikrai didžiulis ir sunkus. Važiuojame toliau. Visai pamiršau ir visiškai nesukėliau, žinokite, elektroninę parduotuvę tokių naujienų, kaip kalnų krištolo delinukai. Tikrai didelis, fantastiškai gražus, labai malonu laikyti delnuose. Na, žinome, medituoti ir visa kita. Taip pat noriu parodyti labai gražų kalnų krištolą, va štai tokios formos. Ir su, kaip matote, su vaivorykštėm. Vau, aš šitos net nemačiau vaivorykštės. Pirmą kartą dabar matau su jumis, aš saika matydavau ją tenais. Tokia fantastiška, kiek daug vaivorykščių. Eik tu sau, va čia tai fantastiškas grožis. Labai irgi ilgą laiką svarsčiau irgi pasilikti sau, nes labai graži forma. Labai daug vaivorykščių ir labai gražus. Drakono akmuo septerianas. Nedidelė sfera. Čia yra mažesnė versija va štai šito gražuolio. Irgi labai gražus. Vau, fantastiškas. Taip pat yra drakono akmens delninukas. Irgi labai didelis. Nu, žiūrėkite, koks grožis. Nu, fantastiškas grožis, ar ne? Čia turime labai gražų irgi didelį ir sunkų celestiną. Dangiškos spalvos, dangiški kristalai. Fantastiška žydra spalva. Vau, nuostabus grožis. Nuostabus grožis ir dar nuostabesnis yra dydis. Toliau. Pasirodo, dar turiu citrinuką. Kažkaip jie man labai pasimetę buvo. 2 šis citrinas. Ir va štai tokie mažesni gabalėliai. Irgi paskutiniai 2 citrinuko. Irgi yra elektroniniai parduotuviai. Pinigų akmuo. Taip, toliau pas mus yra gintaro gabalėlis. Toks nemažas, sakyčiau, nemažas gražuolis. Turiu ir savo kolekcijai aš taipogi. Tada čia vienas iš tų akmenėlių, kurie yra nedideli, bet labai galingi, labai stiprus, na ir aišku turi savo kainą. Tai yra mūsų stebuklingasis, magiškasis čaroidas. Oi, kaip myliu šį kristalą, oi, kaip myliu, žinokit, išbandykit jo energiją ir jo visokiausius dalykėlius, kurios pritraukia jūsų gyvenimą. Čia, kaip sakiau, yra įvairiausių dydžių mūsų piritas ar ne gyvybiniai energijai. Yra mažesnių, yra didesnių elektroniniai parduotuviai.